Dar šiek tiek patikslinamosios informacijos dėl būsimo gyvo susitikimo. Turint omeny tai, kas vyksta dabar aplinkui ir tie įvykiai yra suintensyvėję, o taip pat įvykiai grinai susiję su manimi tiesiogiai ir ne visai tiesiogiai padažnėja šiuo metu. Ką turiu omeny, tai sakykime, ten Mariaus to vadinamo teismo eilinis posėdis gruodžio 2 dieną. Vakar įvyko taip vadinamos bylos nagrinėjimas dėl mano atimto turto, kai neteisėtai uniformuotai atėmė mano kilnojamąjį turtą. Gruodžio 4 bus skelbiamas sprendimas dėl tos bylos nagrinėjimo. Ir daug įvairiausių tokių smulkių įvykėlių. Ir šiaip aplinkui dar kas vyksta, stebėkit internetinę erdvę ar spausdintinę purvasklaidą, taip sakykime, ar gandus kokius. Pamatysit, kad tokie virsmai, būtent ateinančią savaitę daug tokių klausimų sprendžiama bus. Prieš šį savaitgalį ir ateinančią savaitę, bent jau mano aplinkoje. Tai nusprendžiau, kad tą gyvą susitikimą reikėtų nukelt į gruodžio 8 berods dieną, šeštadienis bus. Ne šį savaitgalį, bet kitą savaitgalį, 1 gruodžio šeštadienį, taip sakykime. Koordinates, kur vyks ir laiką, kada prasidės tas gyvas susitikimas, išsiųsiu kiekvienam parašiusiam man į elektroninį paštą. Tie, kas parašėt, nesijaudinkit, ten, kad ir paskutinę dieną, penktadienį parašysiu, bet jūs jau žinot patį faktą, kad bus, taigi galite pasiruošti, pasakiau maždaug apytiksliai tą vietą, tai čia tam mano Emirate, Žemaitijoje, netoli Tytuvėnų, tarkim taip, Kelmės taip vadinamam rajone, taip kad nevaidinkit nustebusius, kai sužinosit, kur, kas jau esat buvę toje vietoje, tai laukit žinių.